Labas rytas arba laba diena. Šiandieną noriu su jumis pasidalinti apie dar vieną gamtos stebuklą, kuris yra Tende produktuose. Tai yra, matote pačioje bėgailutė, ar ne, turmalinas. Kasgi yra iš vis tas turmalinas? Turmalinas yra kristalas, kuris randamas kalnuose. Tai yra juodas kristalas ir pilnas energijos, kurią gali labai pasidalinti plačiu diapazonu. Na ir kokia nauda iš šio kristalo ir kam jisai yra naudojamas, šiandieną su jumis būtinai pasidalinsiu. Na, kad būtų linksmiau ir maloniau žiūrėti į mane, aš norėsiu pasidalinti ekranu, nes žinoma, kad yra jums paruoštos ir skaidrės. Taigi dalinuosi ekranu. Taip. Ir kiek daug paspausti reikia, kol pasidalini. Taigi manau, kad jau matote mane savo ekranuose, galiu rodyti skaidrės. Padidinam. Turmalino kristalas, ar ne? Na ir kuo naudingas sveikatai šis elektrinis akmuo? Kokiuose Tende produktuose yra naudojamas turmalino kristalas bei kokia nauda organizmui? Šį sykį bandysiu atsakyti į šiuos 3 pagrindinius klausimus, ar ne? Turmalino kristalas. Kodėl jisai yra vadinamas elektriniu akmeniu? Tai yra todėl, kad šis kristalas, kaip ir daugelis kristalų, ar ne, kad ir kaip mums mandrai ar neįtikinamai skambėtų, bet jie turi gydomųjų savybių. Turmalino kristalas turi ne tik gydomųjų savybių, bet taip pat jisai skleidžia tokias energetinės visas vibracijas, kad apsaugo nuo neigiamos įtakos ir neigiamų jėgų, padaro tokį kaip ir apsiaustą, kad būtų joms sunkiau prie mūsų prieiti. Turmalinas yra mineralas, kuris randamas Brazilijoje, Madagaskare, Himalajuose, Rusijoje, Kinijoje, Pakistane, Izraelyje ir dar kitur. Turmalinų grupiai priklausantis brangakmeniai yra vieni spalvingiausių. Tai gali būti žali, raudoni, geltoni arba visiškai juodi. Šie akmenys dažniausiai yra naudojami juvelyrikoje, bet taip pat ir sveikatinimo produktuose. Kaip žmonės pastebėjo, kodėl šis akmuo gerai veikia tuos, kurie yra aplinkui būtent šį kristalą, ar ne? Senai, prieš kokį, 100–150 metų, ar ne, kalnakasiai, kasdami kristalus, vieni iš sveikiausių buvo tie, kurie kasė būtent turmaliną. Tai pasirodė labai įdomu ir pradėjo nagrinėti, kodėl, pavyzdžiui, kasdami kitus kristalus, kalnakasiai dažnai ten serga, kosėja, plaučiai ir taip toliau, o turmaliną kasdami jie jaučiasi gerai, energijos turi ir jeigu, tarkim, ir kažką tai susižeidžia ar taip toliau, išgyja žymiai greičiau. Ir paaiškėjo, jog tokių galių turi šis nuostabus akmuo, turmalino kristalas. Na ir pasijungus, aišku, visiems mokslininkams, laboratorijoms pradėta tirti, kokia nauda yra žmogaus organizmui. Būtent turmalino akmens, ar ne? Japonijoje ir Kinijoje pradėjus tirti šį akmenį, paaiškėjo, jog Japonijoje ir Kinijoje šis akmuo jau naudojamas daugelį tūkstančių metų kaip sveikatos gerinimo kristalas. Nes apsupti turmalinų žmonės jautėsi žymiai geriau, greičiau sugydavo ir būdavo pilnesni energijos. Na ir turmalino galia sveikam gyvenimui, ar ne? Jau kai ištyrė, koks tas turmalino kristalas yra geras žmogaus sveikatai, atėjo laikas kažkaip apjungti šią gamtos nuostabią jėgą dovanojamą su mokslo
pažangą, ar ne, ir pradėti kurti įvairius produktus. Turmalinas yra naudojamas vandens valymo įrenginiuose, oro švarinimo įrenginiuose, filtruose, ar ne. Taip pat, aišku, juvelyrikoje, na ir kai kuriuose produktuose, kurie suteikia žmogui daugiau jėgų ir sveikatos. Tai prie to taip pat labai džiaugiuosi, kad prisideda Tende kompanija, kuri apjungusi visas įmantriausias laboratorijas, mokslinės žinias, ar ne, sugebėjo šią nuostabią gamtos dovaną panaudoti kuriamuose produktuose ir sukūrė specialią produktų liniją su turmalino kristalu. Šie produktai yra skirti sveikatai gerinti, bendrai savijautai, ar ne, pagerinti, energijos padidinimui, ar ne, žmoguje ir suteikti, aišku, gražesnį rytojų. Taigi, vartotojų visame pasaulyje pamėgtą liniją sudaro ortopediniai raiščiai keliams, kaklui ir juosmeniui. Na ir žinoma, specialios technologijos kojinės bei apatinis trikotažas vyrams. Produktai su turmalinu gali padėti palengvinti sąnarių skausmą ir raumenų įtampą, pagerinti judėjimo komfortą ir pagerinti bendrą savijautą. Produktai su turmalinu pagreitina kraujo apytaką, atpalaiduoja raumenis, kas leidžia tikrai laisviau judėti ir jaustis žymiai geriau. Šie produktai yra rekomenduojami sportininkams, vyresnio amžiaus žmonėms bei dirbantiems aktyvų fizinį darbą ar netgi gyjantiems po traumų. Šiaip su turmalinu produktų nerekomenduojama naudoti, jeigu jūs turite kažkokius tai metalinius implantus savo kūne. Ar nežinau, ar koja, ar rankoje, nugaroje, ar ne, visokių būna. Tai tuomet yra nerekomenduojama, nes neaišku, kaip tas metalas, kuris yra su jumis, sureaguos su turmalino skleidžiama energija. Taigi, einame toliau ir čia dalinuosiu su jumis kojinėmis, matote, ar ne, ant padų tuos pilkus taškelius, tai į tuos pilkus taškelius ir yra įdėtas turmalino kristalas, ar ne. Aišku, čia yra labai mažos turmalino kristalo molekulios, kurios pritvirtintos prie kojinių. Šis padas, kuris nuotraukoje matomas, jisai turėtų būti iš vidaus, kad masažuotų kojas, ar ne, ir būtų tiesioginis kontaktas su oda. Galiu truputėlį parodyti, kaip jos atrodo šitos kojinytės. Tai šita pusė yra dedama iš vidaus, kad padas liestusi būtent su turmalino kristalu. Ir šios kojinytės padeda nuimti nuovargį, sumažina skausmus, nepatogumo pojūtį, jeigu kartais jaučiate tokį, ar ne. Taip pat labai suaktyvina kraujotaką. Jeigu jūsų kojos šąla, tai nuostabus dalykas yra turmalino kojinės, nes jas apsiavus ne tik kojos, bet ir visas organizmas jūsų labai apšils. Jeigu kartais jūs kankina nemiga dėl šąlančių kojų, ar ne, ar šąlančio kūno, tai šitos kojinės yra irgi vienas iš išsigelbėjimų, nes apsiavus šitas kojinės, tai yra jūsų organizmas per 10 minučių, nuo 7, taip, tarkim, ar ne 70 minučių, jūsų organizmas apšyla ir jūsų miegas tampa žymiai geresnės kokybės. Jūs greitai užmiegate ir miegate ramiai. Taigi, kojines galima dėvėti po sunkios darbo dienos ar treniruotės, ar ne. Šias kojines šiaip rekomenduojama iš pradžio mūvėti ten
10-15 minučių ir jas nusiauti. Bet paskui, ar ne, vis galite ilginti tą laiką. Aš pati, pavyzdžiui, netgi prieš užmiegant kartais tas kojines apsimaunu ir nejaučiu kaip, bet aš naktį jas nusimaunu. Būna, aišku, labai apšyla organizmas, kojos labai apšyla ir taip toliau. Kartais dar prieš užmiegant aš jas nusimauna ir viskas vis tiek jau miegu labai gerai. Taigi, kojinytės gali naudoti visi. Tiesa, jeigu sąnariukai skauda, tai taip pat nuima sąnarių skausmą. Aišku, jeigu jau yra labai didelės problemos, tai yra ne vaistai, tai yra negydymas, ar ne, tai yra prevencija ir palengvinimas. Toliau labai populiarūs yra kelio įtvarai ar kelio raiščiai. Tai vieni iš paklausiausių produktų būtent kelienų sąnariams su turmalino pagalvėlėmis. Šiuose įtvaruose yra įsiūtos turmalino pagalvėlės. Šio produkto terapinis poveikis naudingas jaučiantiems kelių skausmus ar norintiems apsisaugoti profilaktiškai, patyrusiems traumas ar ne, jaunystėje ar nežinau, kad ir dabar. Tik svarbiausia, aišku, kad nebūtų kažkokių tai metalinių implantų tuose keliuose. Po lūžio, ar ne, po nežinau, virnelės, raiščių trūkimo galima drąsiai naudoti šios turmalino kelio raiščius, kurie labai suaktyvina taip pat kraujotaką, sušildo raumenis, nuima nemalonų skausmą kelienuose, ar ne, ir žinoma, naudojant šiuos kelių raiščius ne vieną, ne 2 kartus, bet naudojant juos mėnesį, 2 mėnesius, jūs pajusite nuostabų rezultatą, nes galėsite laisvai judėti, tūpti, stoti, klauptis ir taip toliau. Šiuos raiščius patarčiau naudoti ant kelieno, tarkim, užsidėjus kokią šlapę skepetaitę ir ant tos šlapios skepetaitės užsidėti tos raiščius, tuomet jūs greičiau pajusite kaitinimą keliuose ir tikrai pirmam kartui, ten nuo 5 iki 10 minučių. Antrą kartą jau ilgiau galite laikyti, tiesiog, kad per daug, kad nepradėtų deginti. Negaliu pasakyti tikrai, kad visiems 100% jie degina ir kaitina, bet daugeliu žmonių jie suteikia tą tokį šilumos pojūtį. Toliau kaklo raištis. Tai yra stuburo, kaklo ir pečių srities įtampa sumažinantis raištis su taškiniu turmalinu. Ką reiškia taškinis turmalinas? Tai kad būtent štai, čia yra kaklo raištis, jisai labai patogiai užsisega ant kaklo, užsidėti galima šitaip, ne, ir užsisegti ir jis laikosi. Tikrai labai patogu. Ir taškinis turmalinas tai yra įsiūti maži taškiukai. Ne, to turmalino. Užsidedate ir irgi vieniems reikia drėgnos skepetaitės ant kaklo, kad greičiau pradėtų veikti ir kaitinti, ar ne, kitiems nereikia. Bet man tai visai patinka ta tokia drėgna užsidėti skepetaitę ir greičiau pajusti šildymo efektą. Tai jis efektyviai labai mažina nuovargį, būtent sprando ir kaklo srityse, ir padeda atsipalaiduoti raumenims. Na ir žinoma, be proto naudingas keliaujantiems, dirbantiems nuolat palenkus galvą, turintiems laikysenos problemų. Jeigu kartais pajuntate, jog būna ryte, kad atsikeli ir atrodo, neina pasukti sprando, nežinau, aš vadinu tai surakintas sprandas, neina pasukti, tai taip pat šis sprando raištis jums pagelbės, sušildys jūsų raumenis, suaktyvins kraujotaką ir nuims nemalonų skausmą. Ir vėl aš noriu tik tai pasikartoti, ar ne, jeigu jau yra didelė labai problema ir jūs be vaistų neapsieina, tai čia yra profilaktinė priemonė. Ją reikia naudoti tikrai 2, 3, 4 mėnesius, tiesiog pas save turėti. Turmalinas beje pasikrauna saulėje.
Vasaros metu išsinešę bet kokį turmalino gaminį padėkite ant saulės ir jisai vėl prisikraus energijos. Šis raištis tikrai yra ne vienkartinis, ne savaitį, ne mėnesiui, jį galima naudoti metus, 2 ir 3. Aš tai galvoju taip, kad nežinau, kaip jis tą energiją atiduoda, nes, pavyzdžiui, aš riešės turėjau, gaila, dabar jų nebėra, tai aš tas riešės naudojau aktyviai, taip labai naudojau gal kokius 3 mėnesius, kaip jau kasdieną dėjaus, o paskui, kai man labai padėjo su ranka, tai aš jas pradėjau rečiau naudoti. Bet tai aš jas nusipirkau prieš 9 metus, nes žinau, kad tada laukiausi vaikučio. Ir šiai dienai aš dar dabar jas turiu ir prieš saulę pasikraunu vasaros metu. Ir jeigu man kartais tik suskausta riešė, aš šlapią skepetaitę riešę ir ne po 5 minučių, aišku, pradedu justi kaitinimą, bet jinai veikia po 10 minučių, 15 minučių ir labai, ta prasme, užkaitina ir nuima man skausmą nuo riešo. Tai va, bet riešių nebėra, gaila. Taigi dar vienas produktas, tai yra nugaros diržas, stuburo nugaros diržas. Irgi yra su taškiniu turmalinu ir matote, fiksuojasi taip pat labai patogiai, gali būti ir stambesniam ir kūdesniam žmogui, nes šis diržas tikrai gali apjuosti, kaip matote paveikslėlį, moterį beveik visą ar ne, arba galima tiesiog galus susekti, o taškinis turmalinas yra per visą diržą. Per visą diržą. Tai va, visur, kur jūs jį užsidėsite, visur turmalinas darys savo darbą. Ir šis diržas yra skirtas gerinti kraujo apytaką visame kūne, lengvinti stuburo juosmens dubens srities skausmus, rekomenduojantiems dirbantiems sėdimą arba stovimą statišką darbą, bei intensyviai sportuojantiems. Taip pat diržas pagelbė, jeigu turite stuburo traumą patyrę, ar ne, ar netgi išvaržos yra, ar ne, ir skauda labai. Aišku, ta prasme, pasikartosiu dar kartelį, jeigu jau yra baisios problemos, ar ne, tai vis tiek jūs turite kreiptis į gydytoją, nes tai yra prevencinė priemonė. Bet tai yra prevencinė priemonė prieš cheminius preparatus, prieš cheminius vaistus. Tai kad nereiktų nuo skausmo gerti tablečių ir gana daug, tai aš jums siūlau pasinaudoti nuostabiais produktais su turmalinu, kurie tikrai ne tik nuims skausmą, bet ir tvarkysis su visomis bėdomis, kas ir kelia tą skausmą, ar ne? Visi turmalino gaminiai aktyvina kraujotaką, atpalaiduoja raumenis, ar ne? Sušildo jūsų raumenis ir vidinius visus organizmo, jūsų organizmo sušildo iš vidaus. Tai va, tikrai verta pasinaudoti ir ypatingai prieš šventes ar šiaip artėjant gimtadienio progai, tai nepamirškite, kad šios produktus galima įsigyti ne tik savo, bet galima juos ir padovanoti artimiausiams žmonėmis, o artimiausiams žmonėms aš visuomet linkiu dovanoti sveikatą. Nes TND tai geriausia ir visus šios produktus, žinoma, galite įsigyti TND mano elektroninėje parduotuvėje, tai yra tndproduktai.lt. Ir dabar noriu sugrįžti pas jumis. Padėkoti jums už dėmesį, kad buvote kartu. O jeigu turite, jums iškilo daugiau klausimų, tai būtinai man rašykite, aš pabandysiu atsakyti jums kuo greičiau. Kaip ir sakiau, visus šios produktus galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje arba parašę man asmeninę žinutę. Tai gražios jums dienos, būkite sveiki ir laimingi. Ačiū labai. Tik tai dar. Nieko.